Samsung išmanieji telefonai yra vieni populiariausių Lietuvoje ir pasaulyje. Tačiau nemaža dalis naudotojų susiduria su problema. Baterija tuštėja greičiau nei tikėtasi. Šis reiškinys ypač akivaizdus naudojant telefoną kasdieniams darbams, socialiniams tinklams, žinučių siuntimui, fotografavimui ar naršymui internete. Kodėl Samsung baterijos gali greitai išsikrauti? Kokios technologinės inovacijos egzistuoja šiai problemai spręsti? Straipsnyje nuodugniai panagrinėsime pagrindinės priežastis ir pateiksime išsames rekomendacijas, pritaikytas lietuviškam vartotojui. Kodėl Samsung telefono baterija taip greitai išsikrauna? Pažvelkime į pagrindinės priežastis. Viena dažniausių problemų – netikėtai greitai senkanti baterija. Pirmiausia, svarbu suprasti, kas labiausiai eikvoja energiją. Nuolat įjungti Wi-Fi, Bluetooth, GPS ir mobilieji duomenys aktyviai naudoja bateriją. Ypač miestuose, kur dažnai keičiasi ryšio stotis, tai tampa dar akivaizdžiau. Bluetooth modulis taip pat nuolat ieško įrenginių aplinkoje. GPS ir mobilieji duomenys veikia fone, net kai jų nenaudojate tiesiogiai. Telefonas nuolat ieško stipriausio signalo, todėl energijos sąnaudos didėja. Net kai telefonas atrodo neaktyvus, fone veikia įvairios paslaugos. Foninės programėlės ir procesai gali ženkliai sumažinti baterijos tarnavimo laiką. Miestuose, kur daug ryšio stočių, telefonas dažnai persijungia tarp tinklų. Samsung telefonų AMOLED ekranai pasižymi itin ryškiomis spalvomis bei aukštų ryškumo lygiu. Tačiau intensyvus ekrano naudojimas ir didelis ryškumas vienos didžiausių energijos ryjikų. Kai ekrano ryškumas nustatytas maksimaliai, baterija senka dar greičiau. Socialinių tinklų naršymas ryškiame ekrane taip pat stipriai apkrauna bateriją. Intensyvaus naudojimo metu baterijos procentas gali mažėti akivaizdžiai greitai. Daugybė programėlių lieka veikti fone net ir tada, kai jų nenaudojame. Ypač žinučių siuntėjai ir socialiniai tinklai gali naudoti daug energijos fone. Orų programėlės nuolat atnaujina duomenis ir eikvoja bateriją. Socialinių tinklų aplikacijos dažnai veikia fone ir naudoja energiją. Foniniai atnaujinimai ir pranešimai taip pat prisideda prie greitesnio baterijos senėjimo. Kai procesorius ir ekranas apkrauti, baterija dirba viršvalandžius ir greitai išsikrauna. Net ir nenaudojamas telefonas gali eikvoti energiją dėl veikiančių foninių procesų. Programinės įrangos atnaujinimai ne visuomet yra optimizuoti visiems įrenginiams, ypač senesniems modeliams. Naujesni atnaujinimai dažnai pristato naujas funkcijas ir patobulinimus, pagerinančius naudojimo patirtį. Tačiau kai kurie vartotojai pastebi, kad po atnaujinimų senesni telefonai veikia lėčiau ar greičiau išsikrauna. Kartais po atnaujinimo baterija pradeda sekti greičiau, kol neišleidžiami papildomi optimizavimo pataisymai. Ličio jonų akumuliatoriai palaipsniui praranda talpą po 100 įkrovimo ciklų. Senstant įrenginiui reali baterijos talpa sumažėja, todėl net esant geriems režimams, baterija greičiau išsikrauna. Po 2 metų naudojimo daugelio telefonų baterijos veikimas jau būna pastebimai suprastėjęs. Laimiai, Samsung nuolat diegia naujas inovacijas, kurios padeda spręsti baterijos ištvermės problemas. Naujausiuose modeliuose pristatytas išmanusis energijos taupymo režimas. Jis automatiškai reguliuoja procesoriaus dažnį, riboja foninių aplikacijų veiklą ir ekrano ryškumą. Sistema prisitaiko prie jūsų naudojimo įpročių, optimizuodama energijos suvartojimą. One UI sąsaja leidžia stebėti, kurios programėlės sunaudoja daugiausiai energijos. Galite lengvai apriboti foninių programėlių veiklą ir valdyti jų leidimus. Dirbtinis intelektas analizuoja naudojimo įpročius ir siūlo individualius energijos taupymo sprendimus. Tai padeda kiekvienam vartotojui efektyviau išnaudoti baterijos resursus. Samsung taip pat siūlo greito ir saugaus įkrovimo sprendimus, laidinių ir belaidžių būdų. Naujausios technologijos leidžia greitai papildyti energijos atsargas, nesumažinant baterijos tarnavimo. Svarbu naudoti originalius įkroviklius ir laidus, kad užtikrintumėte saugų įkrovimą. Štai keletas praktiškų patarimų, kaip prailginti Samsung telefono baterijos tarnavimo laiką. Pirmiausia, patikrinkite, kurios programėlės naudoja daugiausiai energijos per baterijos nustatymus. Ribokite arba išjunkite tas programėlės, kurios labiausiai eikvoja bateriją. Išjunkite nereikalingų programėlių veiklą fone, kad sumažintumėte energijos sąnaudas.
Sumažinkite ekrano ryškumą. Tai vienas efektyviausių būdų taupyti bateriją. Naudokite paprastą statinį foną vietoje gyvų ar animuotų paveikslėlių. Įjunkite energijos taupimo režimus. Jie padeda prailginti naudojimo laiką net ir aktyviai naudojant telefoną. Venkite nuolatinio įkrovimo iki 100%. Optimalu laikyti baterijos lygį tarp 20 ir 80%. Tokiu būdu žymiai prailginsite akumuliatoriaus tarnavimo laiką ir išvengsite ankstyvo nusidėvėjimo. Jei telefonas ima užgesti esant 20-30% likučiai, ar ryškiai sumažėjo naudojimo trukmė, laikas keisti bateriją. Perkaitimas ir temperatūros įspėjimai taip pat rodo, kad baterija gali būti nusidėvėjusi. Bateriją rekomenduojama keisti tik autorizuotame servise, kad būtų užtikrintas saugumas ir kokybė. Apibendrinant, baterijos tarnavimą lemia tiek vartotojo įpročiai, tiek technologinė pažanga. Svarbiausia – nuolatinė energijos optimizacija ir kruopšti baterijos priežiūra. Tinkamai prižiūrint, Samsung telefonas gali tarnauti ilgiau ir patikimiau. Taip galėsite mėgautis išmaniojo telefono komfortu, be nuolatinio rūpesčio dėl įkrovimo. Ateityje Samsung diegs dar pažangesnės baterijų technologijas ir tvaresnius sprendimus. Solidinės baterijos ir ekologiški sprendimai leis užtikrinti dar ilgesnį veikimą bei tvarumą. Ačiū, kad žiūrėjote. Prenumeruokite kanalą ir pasidalinkite savo patirtimi komentaruose.